Sveiki, mylimieji, pradėsim mūsų Evangelijos principų pamoką. Šiandieną jau 6 bus pamoka apie Adomo ir Ievos nuopuolį. Gal kas nors galėtų pradžios maldą pasakyti? Aš galiu. Gerai. Mūsų brangus dangiškasis tėve, dėkojame tau už šią gražią dieną, kad galim susirinkti ir kalbėti apie tavo Evangeliją, palaimink mus tavo dvasia, kad galėtume geriau suprasti tuos principus Evangelijoje ir priartėti prie Kristus. Dėkojame tau už mūsų palaiminimus ir padėk mums geriau sekti Jėzumi Kristumi ir ugdyti jo savybės. Mes mylim tave, tėve, ir meldžiamės Jėzus Kristus vardu. Amen. Amen. Ačiū sesutė. Ar suprantate, arba ką jūs manote, ką reiškia žodis principas? Vat Evangelijos principai. Kaip dėsniai kažkokie taisyklės. Taip, labai panašu. Kaip dėsniai, kaip taisyklės. Ne visą laiką tai 100%, suprantate, bet kaip taisyklės. Nes įstatymas yra 100%. Ir tai ne visai, suprantat. Sakysim, žemė traukia. Visą laiką traukia, taip. Bet kada žiūrim į Kristų ir jisai nuo žemės pakyla į viršų, tada mes galvom, kas čia? Dėsniai pasikeitė. Tai va tie dėsniai pagrindė taisyklės tos veikia, bet yra taisyklės ir prieš taisyklės. Yra tvarka, kurios mes kartais nežinome ir mūsų išminties trūksta ir mes ne viską suprantam. Bet šičia, kaip Tomas pasakė, teisingai dėsniai, taisyklės, jeigu kuriais mes naudojamės, mes daug lengviau, patogiau sprendžiam daugelį klausimų gyvenimo. Ir šiandieną mes kalbėsim apie Adomo ir Ievos nuopuolį. Tai čia pas mumi 6 skyrius 27 puslapyje. Ir kaip jūsų žinios, mūsų žinios sako, kasgi buvo Adomas ir Ieva? Turbūt daugelį žinote. Mūsų pirmieji tėvai. Taip, pirmieji tėvai mūsų šitoje žemėje, šitam pasaulyje. Nes Dievas sako, iš vieno kraujo aš išvedžiau visą žmonijos giminę. Kas atsitiko, kad nustojo veikti, nežinote? Dar filmuoja, bet negal matyti. Bet viskas vyksta, jo? Jo. Žodžiu, iš vieno kraujo išvedė visą žmonijos giminę. Sukūrė vieną kaip tarsi prototipą savo, vyro ir moters, ir iš vieno. Iš jų poros išvedė visą žmonijos giminę. Kūnų giminę. Dvasios mūsų ateina iš bele kokių pasaulių, iš visatos, į šitos kūnus apsigyvena ir savo mokslą praeina. Kiekvienas pagal savo paskirtį, ko jam reikia šitam pasauliui. Yra, manau, kad pas Dievą planas kiekvienai sielai ir ta siela gali rinktis, jeigu vienu keliu pasuks eis vienaip, kitu keliu kitaip, ten keliai vėl įsišakoja. Va. Ir kaip manote dabar, koks Adomo statusas yra? Tai iš idėjos jis buvo puolęs, tada pasidarė toks statusas. Kaip? Puolęs. Taip, jis buvo puolęs. Tame buvo Dievo planas. Bet aš tiesiog įžangai norėjau pasakyti, kad Adomas pats didžiausias yra po Kristaus žemėje, jo toks statusas. Ir Senam testamente sako, jis kaip Dievas.
Ant kiek jo statusas aukštas. Ir mes šiandien pasižiūrėsim kai kurias vietas apie Adomą, reiškia, ir apie nuopolį. Ir čia toks kaip klausimas užduotas. Pirmas. Kokių įrodymų dėka žinome, kad Adomas ir Ieva buvo šaunios dvasios? Ir pasižiūrėsim. Dievas paruošė šią žemę, kad ji būtų jo vaikų namai. Adomas ir Ieva buvo išrinkti būti pirmaisiais žemėje gyvenančiais žmonėmis. Mozės 1:34 ir 4:26. Jeigu kas nors galite atsiverskit, jeigu spėsiu aš atsiversti, paskaitysiu. Mozės knyga, jo, 1 skyrius 34. Čia sakoma. Ir pirmąjį žmogų iš visų žmonių aš pavadinau Adomu. Kas reiškia daugybė? Įdomus pavadinimas. Pavadinau Adomu, kas reiškia daugybė. Ir 4:26 Mozės. Sakoma irgi. Ir Adomas pavadino savo žmoną Ievą, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Nes taip aš Viešpats Dievas pavadinau pirmąją iš visų moterų. Kas yra daugybė? Adomas daugybė ir Ieva daugybė. Man tokia nuojauta, kad danguje jie buvo didelės giminės pradininkai, dvasinės giminės. Ir jiem teko įsikūnyti žemėje, taip pat žmonių kūnuose, kad praeiti savo mokyklą, savo išbandymus. Ir jie pavadinti daugybė, nes juose buvo sėkla visai žmonijos giminiai. Adomas ir Ieva buvo vieni iš kilniausių mūsų tėvo vaikų. Dvasių pasaulyje Adomas buvo vadinamas Archangelu Mykolu. Vienu iš vyriausių angelų esančių Dievo akivaizdoje. Archangelu Mykolu. Galbūt daugam bus tai naujiena, nes kad Adomas buvo Adomas, tai aišku, bet kad Archangelas Mykolas įsikūnijo į žmogaus kūną ir buvo pavadintas Adomu, tai gali būti ne visiems aišku. Ir jeigu galima, atsiverskite Doktrinų sandorų 27 skyriaus 11 eilutę. Vyresniai, jūs padėkite mažiau patyrusiam žmonėm greitai susirasti. Gerai, apie ką aš kalbu, kad jie irgi matytų raštus ir mes galėtum bendrai kartu skaityti. Gerai, ir kur skaitom? Dabar Doktrinų sandorų 27:11. Palaukit dar taip. Dar prieš tai paskaitykime Doktrinų sandorų 107. Jo, nuo 53 iki 56. Doktrinų sandorų 107. Nuo 56. Nuo 53 iki 56. Gerai. Aš truputėlį įvesiu į kontekstą. Prieš Adomui mirštant, maždaug prieš 3 metus prieš mirtį, jis surinko visą savo ainiją, teisėją šaką ir suteikė jiem paskutinį palaiminimą. Ir čia kalba 53 eilutė. Likus 3 metams iki Adomo mirties,
jis pasišaukė Setą, Enosą, Kainaną, Michalaelį, Jeredą, Henochą, Matušalachą, kurie visi buvo aukštieji kunigai. Su visa kita savainė, kurie buvo teisūs, į Adam Ondi Amano slėnį. Ir ten suteikė jiems paskutinį savo palaiminimą. Ir jiems pasirodė Viešpats. Ir jie atsikėlė ir palaimino Adomą. Ir pavadino jį Mykolu, kunigaikščiu ir archangelu. Matote? Ir Viešpats suteikė Adomui paguodą ir tarė jam: aš paskyriau tave būti galva. Daugybė tautų išeis iš tavęs ir tu esi jiems kunigaikštis per amžius. Senam testamente dažnai minima tas vardas – kunigaikštis, archangelas Mykolas, Izraelio globotojas, didysis karvedys. Mes pasižiūrėsim kaip kurias vietas. Adomas ir Ieva buvo vieni iš kilniausių tėvų vaikų dvasių pasaulyje. Adomas buvo vadinamas archangelu Mykolu 27:11 doktrinų sandarų. Ir iš Biblijos Judo 1:9 eilutė. Ar turite kas nors atsverti? Aš nežinau, ar čia atsivertus. 27 doktrinų sandaros, 11. Čia kur ir taip pat su Mykolu. Čia bijau sakyti. Jo, kontekstas toks, kad sako, Viešpats, aš nebegersiu daugiau arba nedarysiu sakramentų, neturėsiu tos sandoros, nebetęsiu, kol ateisiu vėl pas jumi į žemę kūnę. Ir sako, ir mes dalyvausim toj vakarieniai su daugeliu žymių dvasių gyvenusių žemėje kūnę. Ir 11 eilutėje sako, ir taip pat su Mykolu arba Adomu, visų tėvų, visų kunigaikščių ir senaamžių. Vadina jį visų tėvų, senaamžių ir Adomų. Ir kunigaikščių vadina. Ir Judo 1:9 taip pat pasižiūrim, ką Biblijoje sako. Mes pastebėsim, kad lygiagrečiai apie tos pačius dalykus kalba ir Mormono knyga, ir doktrinų sandoros, ir brangiajame perle. Tai Judo 9, kągi sako. Čia sako taip, paskaitysiu. Kai archangelas Mykolas, besiginčydamas su velniu, varžėsi dėl Mozės kūno. Jis neišdrįso mesti piktžodžiaujančio kaltinimo, bet pasakė, tesudraudžia tave Viešpats. Vėl paminima, kad Mykolas yra archangelas, vyriausias angelas, stovintis Viešpaties akivaizdoje ir turintis didžiulę galią. Dabar dar galim žvilgtelti į Apreiškimo 12:7. Čia jisai kaip karvedys, Apreiškimo 12:7. Mes kalbam, kad Mykolas buvo didi ir kilni asmenybė dar prieš šitą pasaulį, šitame pasaulyje ir perėjęs į dvasinį pasaulį vėl. Apreiškimo 12 nuo 7 iki 9 eilutės. Čia įdomus momentas, kad yra kalbama apie karą danguje. Tai yra prieš tai, kai dar šitas pasaulis buvo sukurtas,
Buvo didžioji taryba, kur buvo surinkti visi Dievo vaikai, visos dvasios. Ir Dievo vaikai norėjo tobulėti, augti. Ir Dievas pasakė, kad sukursim pasaulį, turėsite gyventi kūnuose, kad suprastote, kas gera ir kas bloga. Ir buvo du kandidatai pagrindiniai, kaip žinome, Jėzus Kristus ir Liuciferis. Ir kadangi Liuciferis norėjo atimti laisvą valią ir prievartą daug ką daryti, Viešpats pasakė ne. Sako, aš žmogui suteikiau laisvą valią, o tu nori prievartą daryti. Bus Kristus gelbėtojas. Vat, ir kilo maištas tada danguje. Dvi didelės grupės dvasių susidūrė. Vieni pasiekė paskui šėtoną, jiem patiko daugiau jo variantas, būti išdidžiam, vadovauti, o kiti pasiekė paskui Kristų. Ir tie, kurie pasiekė paskui šėtoną, negavo kūnų. Ir va dabar aprašo apie tą konfliktą, koks tenai įvyko danguje. Gal aš visko taip plačiai neskaitysiu, bet įvedžiu į kontekstą nuo 7 iki 9 eilutės. Ir kilo danguje kova. Mykalas ir jo angelai kovojo su Slibinu. Ir kovėsi Slibinas bei jo angelai, bet jie nenugalėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Ir taip buvo išmestas didysis Slibinas ir senoji gyvatė, vadiname velniu ir šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Mastą galybę įsivaizduojat jo? Visą pasaulį. Ir ne tik tai čia žemėje, bet ir kitose sistemose jisai veikia. Ir jis buvo išmestas žemėn. Ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį, dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė ir karalystė ir jo Kristaus valdžia. Nes išmestas mūsų brolių kaltintojas skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Vot iš dangaus išmestas Liuciferis arba ta didžiulė galybė, kuri mus pažinojo, kuri turėjo savo agentūrą ir kurie stebėjo, kas laužo įsakymus. Taip? Ir ale, tėve, jie laužo įsakymus, juos reikia nubausti. Jo. Bet jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liudijimų žodžiu ir nebrangino savo gyvybės net iki mirties. Todėl džiaukitės dangus ir jų gyventojai, bet vargas gyvenantiems žemėje. Ja? Bet vargas gyvenantiems žemėje. Nes pas jūs numestas velnis, kuris kupinas didelio įniršio, žinantis, kad mažai beturys laiko. Žinot, galaktikoje ten laikas kitaip matuojamas, taip, ten tarsi nėra laiko. Žemė turi savo metų skaičių, kurį jinai turi egzistuoti, turi tam tikras skaičius žmonių ateiti iš dvasių ir paimti kūnus ir atgal sugrįžti. Va, tai mes dar pasižiūrėjom, kad Mykolas buvo, didi kilni dvasia dar prieš šito pasaulio sukūrimą. Bet kaip bebūtų, jis irgi turėjo praeiti šitą kelią. Adomas ir Ieva buvo iš anksto paskirti tapti mūsų pirmaisiais gimdytojais. Viešpats pažadėjo Adomui didžiulius palaiminimus. Sakė, aš paskirsiu tave būti galva. Daugybė tautų išeis iš tavęs. Ir tu esi jiems kunigaikštis per amžius. Jau skaitėm tą eilutę. Ieva buvo visų gyvųjų motina, kaip rašo Mozės 4:26, ir Dievas sujungė Adomą ir Ievą santuoką, nes negera būti vyrui vienam. Ten įdomi istorija, truputėlį papasakosiu. Po to, kai buvo sukurtas Adomas, visa gyvūnija, Dievas atvedė visus prieš juos ir sako, pavadink juos. Kaip pavadinsi, taip ir vadinsis. Ir jis po vieną kiekvieną vadino ir pavadino visus.
Ir tada žiūrėjo. Sako, o kodėl nėra panašaus į mane? Tėvas pasakė, negerai Adomui vienam gyventi, sukurkime jam draugę ir padėjėją, taip, žmoną. Jinai, reiškia, Ieva buvo visų gyvųjų motina ir juos sujungė santuoką. Ir čia sako, negera būti vyrui vienam. Jeigu gali, Mozės 3:18, pažvelkime, ką sako. Mozės 3:18. Taip, čia 9 maždaug puslapis, beveik gale. Mozės 3:18. Jo, 8 puslapyje. Jūs viena sesutė galit prie Aurelijos atsisėsti. Greitai ją atversite. Aš tada paskaitysiu. Ir aš, viešpats Dievas, tariau savo viengimiui, jog negera vyrui būti vienam, todėl aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Taigi, viešpats sakė, mes matom, kad Adomui liūdna, jis nesijaučia gerai vienas žemėje. Ir mes vyrai kartais žinom, kad ateina laikas, kad mums kažko pradeda trūkti. Jis su Adomu dalyjosi atsakomybę ir taip pat dalinsis jo amžinaisiais palaiminimais. Taigi, ko galime pasimokinti iš Adomo ir Ievos pavyzdžių? Vat mes perėjom dar truputėlį. Kokios mintys jums kyla apie Adomą ir Ievą? Vienas žmogus nebuvo sukurtas būti vienu. Kaip? Kad žmogus galėjo būti ir vienas sukurtas, tik vieno giminė, tik vienas vyras. Ir galėjo žmogus būti tik vienas. Ačiū Dievui, kad Dievas ten moterį ir kitus sukūrė. Kad nebūti vienam. Jo, buvo liūdna Adomui vienam. Ir kada viešpats užmigdė Adomą ir padarė iš jo kūno dalies Ievą, jis pamatė ir sako, vau, ir man atsirado antra pusė. Kaulas iš mano kaulų, jis džiaugiasi. Dievas pasakė, prisiklijok dabar prie jo ir būkite kartu. Paliksite tėvą ir motiną ir būsite kartu. Suprantat tas įstatymas? Tėvo ir motino žemėje tai nebuvo, atrodo, tokio fizinio, bet buvo dangiški tėvai. Sako, paliksite dabar mus, būsite kartu ir taip jūsų vaikai palikinės jūs ir taip iš kartos eis ir susijungsite su žmona ir būsite šeima ir gyvensite, kuriem, reiškia, susiklostys taip gyvenimas. Tai dabar pereiname, kaip matote, Edeno sodas. Kas tai yra Edeno sodas? Kas per vieta? Pirmoji vieta. Kaip? Pirmoji geriausia vieta. Taip, labai gražus sodas, kur nieko netrūko, nebuvo piktžolių, nereikėjo be reikalo vargti, bet vis dėlto dirbti reikėjo. Sako, prižiūrėkite dabar sodą. Prižiūrėkite, vis dėlto reikėjo kažką tai daryti. Ir čia klausimas, kokiomis sąlygomis Adomas ir Ieva gyveno Edeno sode. Gal kas nors skaitėte, gal daugiau kur skaitėte, ar filmų kažkokių žiūrėjote. Kokiomis sąlygomis jie gyveno? Ten skaitos tobulas gyvenimas buvo. Galim sakyti tobulas, bet jis nebuvo tobulas.
Kokie pojūčiai buvo? Būtų lengviau pasakyti, kad jis buvo netoks nerūpestingas, nesudėtingas buvo, suprantat? Jo, paprastas. Tarsi paprastas. Galim būtų sakyti, įdomus, gražus, bet suprantate, viskas vyksta palyginimu. Mes nežinom, ar jam buvo įdomu, ar gražu buvo. Nėra kaip palyginti. Kada tu išeini iš kokio nors šiukšlyno, iš bardako ir nueini į kitą vietą, sakai, kaip čia gražu, taip. Iš vienų namų į kitus pereini, lygini su savo namais, viskas palyginimu. A jie neturėjo su ko palyginti, ar čia gražu, ar čia gerai buvo. Buvo paprasta gyventi. Tiesiog ėjo, skynė, valgė, vaisius, sėklas, visko buvo, nereikėjo pykžolių ravėti, nereikėjo sirgti, suprantat. Nebuvo pavydo, nebuvo sielvarto. Toks buvo Edeno sodas. Bet tai nereiškia, kad gyvenimas tobulas tenai buvo. Nesakau, viskas vyksta palyginimu. Kol mes neturim su ko palyginti, nežinom, ar ten gerai, o gal ten kitur daug dar geriau yra. Sąlygos buvo tai, kad jie turėtų vaikų ir nevalgytų iš vieno medžio, iš pažinimo medžio. Buvo duotas įsakymas veistis ir daugintis. Bet turėjo vykti tam tikri dalykai, kuriuos mes šiandien paskaitysime. Kai Adomas su Ieva buvo patalpinti Edeno sode, jie dar nebuvo mirtingi. Suprantate? Nebuvo mirtingi jie. O tikslas gyventi šitoje žemėje yra sužinoti, kas gera, kas bloga ir patirti mirtingumą. Tai yra laikinas etapas. Jie dar nebuvo mirtingi. Toje būsenoje jie nebūtų turėję vaikų. Jeigu galim paskaitykite, 2 Nefijo 2, galim nuo 22 eilutės. Antras Nefijo 2, nuo 22, 23. Šešiasdešimt puslapis. Ir dabar štai, jei Adomas nebūtų prasižengęs, jis nebūtų nupuolęs, bet būtų pasilikęs Edeno sode. Ir visa tai, kas buvo sukurta, būtų pasilikę toje pačioje būsenoje, kurioje buvo po sukūrimų. Ir būtų pasilikę per amžius ir neturėjo pabaigos. Kas iš to būtų? Jeigu Adomas nebūtų nupuolęs, viskas taip ir pasiliktų per amžius. Jis gyventų. Ir jie nebūtų turėję vaikų. Suprantat? Jie nebūtų turėję vaikų. Kodėl? Nes jeigu nebūtų nupuolęs, ten būtų to nemirtingumo praradęs. Taip, jeigu Adomas nebūtų nupuolęs, nebūtų vaikų. Aš suprantu iš to konteksto apie tai, kad Ieva nupuolė, o Adomas dar nenupuolė. Gal iš dvasios vaikai negimsta? Kaip? Gal dvasinio pasaulio iš dvasios vaikai negimsta? Jie ne dvasios buvo. Jie jau buvo normalūs kūnuose. Taip. Bet Ieva paragavo uždrausto vaisiaus ir jinai buvo išvaryta iš sodo. Suprantat? Ir jeigu Adomas būtų pasilikęs toliau vienas tenai sode, jis neturėtų vaikų. Jie turi būti kartu abudu. Ir Adomui iškilo dilema tarp 2 įstatymų. Arba įsakymų. Vienas įsakymas buvo prisiklijok prie Ievos, veiskitės ir dauginkitės, o kitas koks buvo įsakymas?
neskink nuo pažinimo medžiaus, nesmirsite, suprantat? Tarp tų dviejų įsakymų jiems reikėjo surasti išeitį. Va. Ir mes žinome iš mokymų šventykloje, kad Adomui teko pasirinkti, kada Ieva atnešė jam paragauti vaisiaus, pagalvoti, kokio įstatymo svarbiau laikytis. Ar prisiklijavus pasilikti prie Ievos ir kartu sužinoti apie šitą gyvenimą, ar pasilikti atskirai rojuje ir Ievai būti išvyta iš rojaus. Ir toliau sakoma 23. Ir jie nebūtų turėję vaikų, todėl būtų pasilikę nekaltumo būsenoje, neturėdami džiaugsmo, nes nepažinojo nelaimės. Suprantate, kodėl tobuli? Nu, jie negalėjo būti tobuli, nes nežinojo, kas gera ir kas bloga. O velnias pasakė, sako, jeigu jūs, gyvatė, paragausite to vaisiaus, jūs busite kaip dievai. Žinosite, kas gera, kas pikta. Ir mes, kaip praeitas pamokas nagrinėjom, žmogaus siela nori pažinti daugiau, suprasti, kaip viskas sutvarkyta. Ir Ieva pagal tą norą užkliuvo ant to kabliuko. Ir jie būtų pasilikę nekaltumo būsenoje, neturėdami džiaugsmo, nes nepažino nelaimės. Nedarydami gerą, nes nepažino nuodėmės. Bet štai visa tai padaryta pagal išmintį to, kuris žino viską. Adomas nupuolė, kad galėtų būti žmonės. O žmonės yra, kad galėtų džiaugtis, suprantat? Bet mes džiaugiamės kaip taisyklė, kada galim palyginti, kas gera ir kas bloga. Kai papuolam į sunkią situaciją ir jinai praeina, ateina džiaugsmas tada. Bet... Aš norėjau paklausti apie džiaugsmą biškį, gal? Dėl ko? Apie džiaugsmą. Taip. Tokį dalyką. O jeigu žmogus nori džiaugtis, bet žino, kad jis numirs ir kažkada baigsis jam gyvenimas, ar tas mirtis netrukdo žmogui džiaugtis? Labai trukdo. Žiauriai trukdo. Žiauriai. Ir ypač jeigu tu myli, pavyzdžiui, savo vaikus, savo žmoną, norėtum amžinai būti, jo suprantat, pavyzdžiui, ten Romeo ir Džiuljeta, ne? Norėtum amžinai ir nežinai, kaip bus. Žiauriai trukdo. Aš jau sakau, kad tas dalykas... Jo. O už tai Dievas davė daug palaiminimų žmonėms šitoj bažnyčioje. Suteikė didžiulę viltį, šventykloje užantspaudoja juos, kad ne tik tai čia būtų, kol mirtis išskirs, suprantate, nes normalios, tvarkingos religijos sako, ir aš jūs sujungiu kaip vyras ir žmona, kol mirtis išskirs. O šventykloje dar prideda, jeigu jūs laikysitės įsakymų, jūs amžinai būsite kartu. Ir ne tik jūs šventykloje, jūsų vaikai, jūsų tėvai, seneliai, proseneliai, už tai šitoj bažnyčioje tyrinėjama genealogija ir suvedama į medžius ir daromos bažnyčioje šventykloje apeigos, kad mes didžiulėmis giminėmis gyventume kartu. Vot tai, kas kiti nelabai supranta, kol neįvyksta kažkas ypatingo, suprantat? Tu gal sesę labai myli, gal labai mamą myli ir numirė. Ir viskas nutrūko, viltis visos užsibaigė. Dievas sako, ne, sako, yra planas, kaip būti laimingam ir išlaikyti viltį ir pasitikti ją. Kaip jūsų vardas? Martynas. Kaip? Martynas. Martynas. Kaip mano sūnaus, bet aš užmiršau. Gerai, Martynai, gerą klausimą labai uždavė. Taigi, mes pasižiūrėjome ir verčiam sekantį puslapį. Jo. Ir jie gyveno fizinį gyvenimą, nes jų dvasios buvo apgyvendintos iš žemės dulkių padarytose fiziniuose kūnuose. Pasižiūrim. Mozės 6:59
ir kas nors kitas, pažiūrėkit, Abromo 5:7. Dabar Mozės 6:59. Čia kitam gale knygos. Mozės ir Abromo knyga yra paskutinės knygos beveik gale. Mozės 6:59. Aš paskaitysiu, kad būtų truputį greičiau. 21 puslapyje, 59 eilutė. Dėl prasižengimo ateina nuopuolis, kuris atneša mirtį. Ir kadangi jūs buvote pagimdyti į pasaulį per vandenį ir kraują ir dvasią, kuriuos aš padariau, ir taip iš dulkių tapote gyva siela, lygiai taip jūs turite užgimti iš naujo, į dangaus karalystę, iš vandens ir dvasios, ir būti apvalyti krauju, būtent mano viengimio krauju, kad būtumėte pašventinti nuo visos nuodėmės ir mėgautumėtės amžino gyvenimo žodžiais šiame pasaulyje ir amžinojų gyvenimų ateinančiame pasaulyje, būtent nemirtinga šlove. Va tai, kad tu klausai, Martynai, va Dievo planas pradeda ryškėti. Jo, dėl prasižengimo ateina nuopuolis, kuris atneša mirtį, tai, kad Dievas norėjo pasiekti mirtingumą šitam pasaulyje, patirti ir ligas, ir visokius įdomius ir keistus dalykus, kas bloga, kas gera. Ir gimti per vandenį ir kraują ir dvasią, kuriuos aš padariau. Ir taip iš dulkių tapote gyva siela, lygiai taip jūs turite užgimti iš naujo į dangaus karalystę. Iš vandens ir dvasios. O labai svarbus momentas. Turit užgimti į šitą pasaulį, kur karalystę mes užgimėm. Iš dulkių, vandens ir kraujo. Ir iš dangaus atėjo dvasia ir gavosi siela. O į dangaus karalystę reikia iš vandens ir dvasios. Turim omeny greičiausiai, kad priimti krikštą vandenyje. Yra kelios versijos, kitos sako, motinos įsčiose vandenyje žmogus būna. Ir po to užgimti iš dvasios. Taigi, užgimę iš dvasios mes vėl atstatome dvasinį ryšį su mūsų dangiškuoju tėvu ir tada turime augti. Dabar Abromo 5:7, jeigu kas pasiruošėte. Va čia tas klausimas, kuris vėl pažymėtas, kur Biblijoje sakoma, kad Dievas padarė žmogų iš žemės dulkę ir įkvėpė gyvybės kvapą. Va, dabar paskaitykite, ką Abromas rašo, mūsų protėvis. 7 eilutėje, 45 puslapis. Ir dievai iš žemės dulkių suformavo vyrą ir paėmė jo dvasią, tai yra vyro dvasią, ir įdėjo ją į jį, ir įkvėpė jam iš šnervės gyvybės alsavimą, ir žmogus tapo gyva siela. Mato, čia parašyta dar vienas elementas. Paėmė vyro dvasią, tai yra dvasinį žmogų substanciją, ir įdėjo į jį, į sukurtą kūną. Ir įkvėpė jam iš šnervės gyvybės alsavimą. Ir žmogus tapo gyva siela. Čia jau 3 elementai yra. Dvasia, gyvybės kvapas ir iš dulkių padarytas kūnas. Dulkes reikia suprasti kaip
cheminius elementus, kurie yra Žemėje, suprantat? Visokie ten elementai, ten be skaičiaus toj lentelė elementų yra. Taigi, ir jie gyveno dvasinį gyvenimą, nes buvo Dievo akivaizdoje ir jie nebuvo pasirinkę dar tarp gėrio ir blogio. Dievas įsakė jiems turėti vaikų. Jis sakė, būkite vaisingi ir dauginkitės ir pripildykite žemę ir užvaldykite ją ir valdykite visus gyvulius judančius žemėje. Čia Mozės 2:28. Dievas jam pasakė, kad jie gali nevaržomai valgyti nuo kiekvieno medžio sode, išskyrus nuo vieno medžio, gero ir pikto pažinimo medžio. Apie tą medį Dievas sakė, Mozės 3:17 pasižiūrėkite. Ta diena, kai nuo jo valgysi, tikrai mirsi. Matome, kad daug patikslinimų yra Mozės ir Abraomo knygoje. Ir nors Mozė parašė daug labai Biblijos, bet kai kurie dalykai yra pašalinti. Bet mes randame juos. Tai Mozės 3:17. Kas paskaito? Aš plačiau. Prašau. Bet nuo gero ir pikto pažinimo medžio tu nevalgysi. Tačiau tu pats gali pasirinkti, nes tai tau duota. Bet atmink, kad aš tai draudžiu, nes tą dieną, kai nuo jo valgysi, tikrai mirsi. Suprantat, mes žinome, kad Dievas davė žmogui laisvą valią pasirinkti. O Biblijoje pasako, jeigu valgysi, mirsi. Bet va čia yra parašyta, aš draudžiu, tau mirsi. Bet gali pasirinkti. Suprantat? Daug kur mes tarp gėrio ir blogio galim pasirinkti. Ir čia sako, bet atmink, kad aš draudžiu, nes tą dieną, kai nuo jo valgysi, tikrai mirsi. Vot ir jis Dievas, jis sako, negalima, bet mes turim laisvą valią. Galim klausyti, galim neklausyti. Tai. Šėtonas, nežinodamas Dievo sumanimo, bet siekdamas sugriauti Dievo planą, atėjo pas Ievą Edeno sode. Ir jis gundė ją valgyti gero ir pikto pažinimo medžio vaisiaus. Jis ją patikino, kad ji ir Adomas nemirs, bet bus kaip dievai, pažįstantis gerą ir piktą. Mozės 4:11. Gal mes tiesiog tikite turbūt, kad tai buvo. Jo, kad jūs busit kaip dievai pažįstantis gerą ir piktą. Ieva pasidavė pagundai ir valgė to vaisiaus. Kai Adomas sužinojo, kas nutiko, jis taip pat pasirinko jo valgyti. Pasikeitimai, kurie dėl vaisiaus valgymo ištiko Adomą ir Ievą, vadinami nuopuoliu. Pas juos pasikeitė mąstymas, kitaip pradėjo matyti ir pasikeitė kūno sandara. Iki to jie galėjo gyventi ir gyventi be galo, o dabar, sako, mirsi. Ir tai vadinama nuopuoliu. Ir mes truputėlį dar daugiau paskaitysim, kas tas nuopuolis yra. Adomo ir Ievos atsiskyrimas nuo Dievo. Kokie fiziniai ir dvasiniai pasikeitimai ištiko Adomą ir Ievą dėl jų nusižengimų. Dabar truputėlį dar tos peržvelgsim. Kadangi Adomas ir Ieva valgė gero ir pikto pažinimo medžio vaisiaus, Viešpats išsiuntė juos iš Edeno sodo į pasaulį. Dėl to, kad valgė vaisiaus, pasikeitė jų fizinė būklė. Kaip Dievas buvo pažadėjęs, jie tapo mirtingi.
Jie ir jų vaikai patirs dabar ligas, skausmą ir fizinę mirtį. Dėl savo nusižengimo Adomas ir Ieva taip pat patyrė dvasinę mirtį. Tai reiškia, ką reiškia dvasinė mirtis? Tu esi skyręs nuo Dievo. Taip. Prieš tai jie gyveno bendroj sistemoje, kartu sujungti su Dievu. Suprantat, jautė jį, girdėjo, kada jis kalbėdavo, jis tiesiai kalbėdavo, matė jo veidą. Ir dabar šita situacija nutrūko, atsirado nuodėmė tarp jo ir bet tai nereiškia, kad Dievas negalėjo nieko pasakyti, jam kalbėti, bet ta džiaugsminga būsena ir draugystė nutrūko jau. Taip, žodžiu, dėl savo nusižengimo Adomas ir Ieva taip pat patyrė dvasinę mirtį. Tai reiškia, kad jie ir jų vaikai negalėjo vaikščioti su Dievu ir veidas į veidą kalbėti su juo. Adomas ir Ieva bei jų vaikai buvo tiek fiziškai, tiek dvasiškai atskirti nuo Dievo. Tai va, įvyko šitie didžiuliai pasikeitimai. Dėl nusižengimo kilo ir dideli palaiminimai, nes toks buvo planas. Toliau skaitom Evangelijos principuose ir pažiūrėsim, kaip nuopuolis suteikė galimybės mums tapti panašiems į mūsų dangiškąjį tėvą. Kaip nuopuolis suteikė galimybės ir paskaitom. Kai kurie žmonės tiki, kad valgydami gero ir pikto pažinimo medžio vaisiaus Adomas ir Ieva padarė sunkią nuodėmę. Tačiau pastarųjų dienų šventųjų raštai padeda mums suprasti, kad jų nuopuolis buvo būtinas gyvenimo plano žingsnis ir didis palaiminimas mums visiems. Tai, tas buvo būtinas. Ir mes kalbėjom, kad jeigu Dievas nenorėjo, kur man buvo klausimas iš pradžių, kam jis iš vis pasodino tą medį tada? Pasodino dėl grožio, aptvertų spygliuotą tvorą, kad nepasiektų, niekas neprieitų prie jo. Bet buvo būtinas, kad patikrinti mūsų valios laisvę. Neleidžiu skinti, bet galit mane neklausyti. Nuskinsit, turėsit pasekmes. Taip, tai buvo būtinas gyvenimo plano žingsnis ir didelis palaiminimas mums visiems. Dėl nuopuolio esame palaiminti fiziniais kūnais. Teise rinktis tarp gero ir pikto bei galimybę gauti amžiną gyvenimą. Prieš tai, kol neturėjom fizinio kūno, negalėjom būti mirtingi ir negalėjom daug ką suprasti ir negalėjom rinktis tiek daug, kaip gyvendami žemėje kūnuose. Ir dėl to, kad Ieva su Adomu tai padarė, jie galėjo daugintis, o iš dangaus ateina dvasiniai vaikai, eina tą patį kelią. Čia žemėje. Sužino, kas gera, kas bloga, pasirenka ir sugrįžta atgal. Po nuopuolio Ieva sakė, įdomus pasakymas, ir Ieva labai mažai kalba, bet šičia Mozės 5.11 sako, jei ne mūsų nusižengimas, mes niekada nebūtume turėję sėklos arba vaikų ir niekada nebūtume pažinę gerą ir piktą ir mūsų išgelbėjimo džiaugsmo ir amžino gyvenimo, kurį Dievas duoda visiems paklūstantiems. Aš tiesiog, kada pradedi gyventi tą dvasinį gyvenimą, savo viduje patiri tuos jausmus. Kada esi neramus, kada esi piktas, kada norisi pykti, suprantat? Prieš tai, kol jie gyveno Edeno sode, rojuje, jie tokių jausmų nežinojo. Gyveno ir viskas. O paskiau, kada nupuolė,
atsirado piktumai, atsirado ginčiai, atsirado vargas, sielvartas. Viską turėjo sužinoti. Pranašas Lėgis aiškino, ir dabar štai, jei Adomas nebūtų prasižengęs, jis nebūtų nupuolęs. Jo, nebūtų iškirstas iš Dievo akivaizdos, bet būtų pasilikęs Edeno sode ir visa tai, kas buvo sukurta, būtų pasilikę toje pačioje būsenoje, kurioje buvo po sukūrimo. Ir jie nebūtų turėję vaikų, todėl būtų pasilikę nekaltumo būsenoje, neturėdami džiaugsmo, nes nepažinojo nelaimės. Nedarydami gero, nes nepažinojo nuodėmės. Visakame turi būti priešingybė. Ir dar ten įdomiai sako, ir būtinai turėjo būti viename žmoguje, vienoje sieloje gėris ir blogis. Būtinai. Sako, kitaip Adomas su Ieva būtų sukurti kaip brokas. Suprantat? Niekalas, kaip brokas būtų sukurti. Tai yra, kažkas čia sakė, jie gyveno tobulą gyvenimą. Jie gyveno, sunku pasakyti, be rūpesčių gyvenimą, bet tai nebuvo tobulas. Bet štai visa tai padaryta pagal išmintį to, kuris žino viską. Adomas nupuolė, kad galėtų būti žmonės, o žmonės yra, kad galėtų džiaugtis. Tai kodėl jūsų manimų svarbu žinoti apie nuopuolį ir kaip jis veikia mus? Mes daugiau sužinojame apie nuopuolį ir kaip jis veikia mus. Pagal tą prašymą, tai jisai kaip ir praturtino kūną. Ką padaro? Praturtino kūną pagal tą prašymą. Taip, praturtina mumi. Man, pavyzdžiui, kada man labai svarbu suprasti priežastis ir pasiekmes. Labai svarbu suprasti. Nes kada aklai eini, kaip čia pasakyti, tik tai durdamas, bandydamas, daug laiko užtrunka. Bet kada kažkas įvyksta, sakai viešpatie, o ką aš turiu išmokti dabar? Kokią pamoką galiu išimti iš to? Ir užsirašau tokią ir tokią. Kokie jausmai buvo, kaip galvojau, nuo kada prasidėjo viskas, koks pirmas, antras žingsnis, ką tada galvojau, ko baigėsi. Reiškia, aš praturtinu, iš karto kaupiu dvasinę patirtį savyje. Jo, kaip veikia mūsų? Man padeda mokintis. Kada supranti, kad mes turim pasižinoti piktą ir gerą, kartais bijai, abejoji, daryti, nedaryti, o gal labai blogai baigsis, supranti. Kartais dvasia sako, nedaryk, tai bus negarbinga, negražu. Kartais tai gali būti, žiauru tenai, šokti nuo kokio namo ar nuo tilto, visai beprasmybė. Kartais tai gali būti paragauti narkotikų, taip vieną, antrą kartą. Gali irgi žiauriai baigtis, ne šokimas nuo namo, bet sulėtintas šokimas, vėliau gali atvesti prie to. Ir kartais jisai sako, nedaryk to, peržengsi ribas, ten jau toliau nesuvaldysi, jeigu nueisi į tą vietą. Tai mes peržiūrėjom apie Adomo ir Ievos nuopuolį, sužinojom, kad jisai dar prieš sukuriant šitą pasaulį buvo didi asmenybė ir sužinojom, kad šitam pasaulyje yra antras po Kristaus, didžiausia asmenybė, svarbiausia, turintis visus kunigystės raktus ir jis yra mūsų kunigaikštis, didysis karvedys ir kartu veikia su gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Ir visą tai sakiau Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Pasimelsim mums, Aurelija. Gerai. Brangus dangiškasis Tėve, dėkoju, kad subūrė mus pažinti tavo gyvenimo kelio principų, kad leidi mums pasirinkti gerą ir blogą, kaip paragauti to medžio vaisiaus ir suprasti to pasirinkimo pasekmes.
Prašau ir toliau mums duoti supratimą gyvenime, kaip galima rinktis ir kas ves po mūsų to pasirinkimo. Ir dėkoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Ačiū. Ačiū, mylimieji, už dalyvavimą.